padarom tokį trumpą video apie Triban dekatloninius dviračius. Va, geras dviratis, iš esmės. Aliumininis rėmas, viskas, komponentai atrodo tvarkoja, 105 grupė, nors perjungia 105, o po to ten kažkur pataupo, bet turim suprasti, kodėl susiformuoja būtent tokia kaina, kokia yra. Ten stebuklų nebūna, aišku, kai kurie gamintojai tikrai ten užsilaužia kainą, pardavėjai ten, ne apie tai kalba, bet vat, pavyzdžiui, visi dekatlono dviračiai turi tą pačią bėdą su šarvais ir trosais. Tai yra TRP stabdžiai ant šito vat varianto, semi-hidrauliniai. Ir jie rekomenduoja montuoti štai tokius stabdžių šarvus, kurie yra nesuspaudžiami, paprasti stabdžių šarvai yra va tokie, jie atrodo štai taip, jisai susukta spiralė viduj, skaitosi, kad jisai susispaudžia kažkiek stabdant, tai hidraulikai tai nepatinka ir nežinau, vat pakeiti tokių ir viskas puikiai veikia. Nu, tarkim, ten kažkokius procentus mes prarandam to efektyvumo, bet vat visi šitie va tokios konstrukcijos šarvai su laiku nueina, jie išsižioja, jie nebeveikia, nu žodžiu, visai, jeigu taip galima išsireikšti. Ir dar kita bėda, ką dekatlonas pas mus padaro, tai jisai sumontuoja ne vientisą šarvą, o vat padaro čia sujungimą, ten sujungimą, kam taip daryti, nežinau, vat realiai vientisą padarytumėt ir būtų mažiau bėdos. Dabargi, kadangi štai iš tos pusės susimontuoja va štai šita mūsų šarvas šitas, kuriuo jungiasi trosas į stabdžių apkabą, važiuojant per lietų, per drėgmę, nuo rato čia atgalinio, per viršų ir vanduo visas lietaus teka čia. Jeigu būtų šarvas sumontuotas taip, jisai čia nebėgtų, nes aukštinkojom. O štai čia puikios sąlygos ir va šitas antgalis, jisai niekaip nesandarus, jisai yra čia pats pigiausias, uždėtas, tai kad būtų visiškai linksma, kad nenuobodžiautume mes, tai šičia tas sujungimas yra, štai čia. Va. Tai jisai irgi nuo priekinio rato gauna pilną porciją vandens, kad jisai pradėtų mums va štai taip va gražiai rūdyti. Ir va pradžioj tai problemų nekelia, bet su laiku tiesiog pradeda vis blogiau ir blogiau slankioti mūsų tas trosas. Šičia va dar ant galo uždeda tokį va neva tai apsaugą, taip, jinai kažkiek tai apsaugo, bet laikas padaro savo truputį po truputį ir nueina tas vanduo ir truputėlį senesnis dviratis tik papuola į dirbtuvę ir tos pačios bėdos. Pavarų trosai, stabdžių trosai, visa klasika, va praktiškai atvažiuoja Triban, bus šarvai.